Ar jie žino, ką tai reiškia? Svastika tai yra mūsų būtent baltos, senovės, reiškia, europiečių ženklas. Tai yra saulės ženklas, reiškiantis nemirtingumą. O šitie žmonės, kurie čia atėjo, yra visiškai svetimi mūsų kultūrai, mūsų papročiams. Ir buvo jie atvežti tam, kad saugoti, reiškia, Vytautą didįjį nuo pačių lietuvių, nes kadangi Vytautas buvo nesantuokinis Kęstučio sūnus, ir bijojo pačių, reiškia, lietuvių, kai nenužudytų. Todėl buvo svetimos tautos atstovai, kurie saugojo, reiškia, šitą pilietį. Kurioje buvo mūsų, reiškia, tautos gynėjai, milžinai. Čia liktais turėtų gulėti tie mūsų senieji protėviai, didžiavyriai, kurie guldė galvas už mūsų lietuvių tautą, už mūsų valstybę. Bet ką čia mes matom? Lapata. Michail Lapata. Šiaip tai kalbama, kad tai yra Trakų karaimų kapinės senosios. O kas tai yra karaimai? Karaimai yra atvežti 15 amžiumi į Lietuvą, kaip kalbama, didžiojo mūsų kunigaikščio Vytauto, iš Chazarijos, iš senosios imperijos, ir čia buvo apgyvendinti. Kažkur tai buvo 200 šeimų, ir iš tų 2 šeimų čia vat buvo laidojami tie, reiškia, senieji. Pats antkapis dabar, kaip matosi, reiškia, yra grinai sunku ir atskirti būtent šitas ir kiti tie kapai nuo žydų. O tai jeigu pasižiūrėsim į viršūnę, pafilmuokit, reiškia, matot viršūnę, viršūnė yra tuščia. O kaip pasakoja senieji, reiškia, Trakų gyventojai, čia lietuviai, tai prieš antrąjį pasaulinį karą ten buvo šešiakampės žvaigždės. Bet karo išvakarėse tos žvaigždės dingo. Tai tą galėsim pamatyti mes, kada nueisim į naujasias kapines. Tai vat, jeigu norim, kad Lietuva būtų vis dėlto